Pakartokim, nes du nariai ne. Esant. Taip. Gerai, paprašysime pakartoti registravimo procedūrą. Mūsų yra 23. Flet dabar reikia ieškoti. Darbą tęsime toliau. 5. darbotvarkės klausimas. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos, Ukmergės kraštotyros muziejaus ir Ukmergės kultūros centro direktorės tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo. Savivaldybių ūkio komitete nepritarta sprendimo projektui. Ir aš siūlyčiau paremti savivaldybių ūkio komiteto nuomonę, nes vis tik tai yra savivaldybės pinigai. Jeigu mes nepatvirtinom Raškauskui, kur buvo deleguota funkcija, tai šiandien didinti koeficientą kažkaip. Kaip yra tarybos narė Regina Kaušienė. Aš kaip tik siūlyčiau, pritarti tam projektui, kadangi čia buvo irgi, valstybės irgi deleguotos funkcijos ir pakelti 11% kultūros darbuotojų atlyginimai. Aišku, jie nuostoliai patyrė dėl to, kad nebuvo savalaikiai šitas padarytas, bet dabar ir numatyta mūsų biudžete mokos fondas. Ir dar vienas dalykas, kad, matosi ir pagal darbus šitų, įstaigų kaip vadovų, tiesiog matosi akivaizdus darbas, ne dėl to, kad užimti tik tas pareigas, o kai kurių mes prisisteigėme centrų ir turim pareigų, kur dar ir rezultatų nelabai matosi. Tai aš galvoju, kad čia kaip tik tai reikia. Tiesiog aš prašau, kad palaikytumėt ir šitą projektą patvirtintumėt. Regina, aš po jūsų visais žodžiais pasirašau, jie yra teisingi. Tačiau šis pasiūlymas arba šis sprendimo projektas yra teikiamas pavėluotai. Taip, šių direktorių įstaigų vadovų darbas yra vertinamas teigiamai ir gerai, bet šiandien netinkamas laikas. Vaidas Petronis turėtų. Aš kaip ūkio komitetas, labą dieną visiems. Aš kaip ūkio komitetas norėčiau šiek tiek dar ir plačiau pakomentuoti mūsų ūkio komitete svarstytų šiuo klausimu priimtus sprendimus ir rekomendacijos administracijai. Iš tikro tai niekas nekalba, kad dėl darbo kokybės arba, sakykime, kitų dalykų. Esmė yra, mes manėme tame, kad iš tikro šiek tiek jautėmės apgauti kaip tarybos nariai, kadangi jau dar nesant sprendimui pakelti darbo užmokestį, žodžiu, minimiem asmenim, vadovam, jau jie iš anksto nusimatė biudžete savo algom pakelti. Tai nemanau, kad čia sąžiningai yra pasielgta. Kitas dalykas, mes siūlėm apskritai visai administracijai, žodžiu, įšaldyti visus projektus, kurie yra arba numatomi, arba galimai numatomi teikti tarybai, svarstyti dėl algų pakelimo bent jau iki 3. ketvirčio pabaigos. Kodėl mes taip manėm? Manėm todėl, kad bent jau 3. ketvirčio pabaigoje savivaldybė, administracija, finansų skyrius turės jau pakankamą informaciją ir galės susiplanuoti, kaip užbaigti metus.
O čia, sakysim, šiandien metų pradžioj mes galim priimti įvairių sprendimų, tačiau po to gali nukentėti daugiau žmonių ir na, turim gyventi, jeigu turim 100 litų, turim už 100 litų ir gyventi. Negalime su 150 litų gyventi, turėdami 100. Vyriausybės nutarimo nevykdo. Na, vyriausybės nutarimai, aš kaip tik šiandien skaičiau, kad mažinami yra tie atlyginimai. Mažinimai bus, taip ir priimsim. O šiandien mes kelsime. Tai ačiū tiek, kiek norėjau. Gerai, ačiū. Jei pavėlavo, tai nekalti žmonės. Kaip ir čia nėra pavėlavimo, tai mes tik tai Duokit galėjome gal